Sveiki, šiandieną pabandysime apžvelgti visai neseniai pasirodžiusi Samsung Galaxy Tab 10 colių planšetinį kompiuteriuką. Kiek jisai atsinaujinęs, kiek pasikeitęs formos faktorius, kiek pasikeitusios jos smegenys ir kita programinė įranga. Taigi išpakuojame ir pažiūrime, ką turime viduje. Planšetę kol kas padedam į šoną ir pažiūrime, kokie papildomi priedai siūlome. Dėžutėje turime įprastinį USB kroviklį laidą, kuris jungiamas prie USB kompiuterius perduoti duomenis ir tiesiog standartinis kištukas įkrovimui iš 220. Toliau eina garantija, vartotojų instrukcija ir panašiai. Kitus papildomus priedus reikėtų jau įsigyti visiškai atskirai. Kompiuteriukas, formatas, dydis sąlyginai išliko tas pats kaip ir pirmosios serijos 10 colių modeliukas. Rezoliucija, sakykime, šiek tiek yra padidėjusi, pagerėjusi. Pats ekranas yra dėja, kaip bebūtų gaila, ne Gorilla Glass, tačiau taip pat atsparus subraižymams, jį galima lengvai pabraižyti, kartu nešiotis raktus, kitą telefoną ar kitus geležinius kažkokius tai daiktus ir ekranas tiesiog nebus braižomas. Be abejo, aišku, rekomenduotina įsigyti būtų dėkliuką, kad būtų tiesiog jums patogiau, mobiliau nešiotis ir kad apsaugotų tabletą nuo stipresnių smūgių ir panašių stipresnių subraižymų. Žiūrint į jungtis, turime standartinio tipo micro SD lizdą, jungimo klavišas, garso patylinimo, padidinimo klavišas, SIM kortelės lizdas, ausinių lizdas. Kitoje pusėje turime tiesiog standartinį krovimą arba kitų jungčių išplėtimo lizdą. Garso dinamikai šiuo atveju šitame modeliukėje įmontuoti priekyje ir, manau, suteikia subtilų dizainą. Pabandome įjungti ir pažiūrėti, ko šis prietaisas yra įdarytas. Pradžios starto gidas. Įrenginys prašo įdėti SIM kortelę. Kokia naujovė atsirado po šitą įrenginį, tai jog SIM kortelės pagalba galima ne tik naršyti internetą, naudotis 3G Edge ar GPRS ryšiu, bet ir naudojant tabletą. Atsirado papildoma galimybė kaip įprastinio telefono skambinimo funkcija, kuri pas ankstesnį 10 colių planšetinį kompiuteriuko nebuvo, o ją turėjo tik tai 7 coliai. Mums siūloma prisijungti prie wireless tinklo, susikurti savo Google sąsają, jeigu jos neturime. Šį pasirinkimą kol kas praleisime. Prašoma suvesti vartotojo vardą. Pradžios gidas baigtas. Ir štai mes turime naują Android 4 Ice Cream Sandwich operacinę sistemą. Norėčiau paminėti, kad naujasis Tabas P5100 turi 2 branduolių 1 GHz procesorių, kurio pilnai užtenka naujiems 3D grafikos žaidimams, Full HD video peržiūrai ir visam kitam kasdieniam darbui. Kompiuteriukas turi 1 GB darbinės atminties, kurio tikrai esamam momentui prie dabartinių programinės įrangos reikalavimų pilnai užtenka. Šiuo atveju yra 16 GB vidinė atmintis, taip pat yra versija siūloma su 32 GB atmintimi. Kaip ir minėjau, įrenginukas turi microSD lizdą, kurio pagalba galima atmintį praplėsti iki 32 GB. Kaip ir minėjau, atsirado standartinė skambinimo funkcija. Ar tai didelis pliusas 10 colių planšetiniam kompiuteriui? Spręsti reikėtų jums.
Be abejo, šitos funkcijos daug kas pasigėdo, ankstesni Samsungo ar kitų tabletų turėtojai tikrai pasigėdo šitos funkcijos. Sąsaja tikrai veikia pakankamai greitais. Kompiuteriukas atitinka minimalius ir netgi viršyje Android 4 operacinės sistemos reikalavimus. Greitajame meniu tiesiog jau sudėti pagrindinės planšetinio kompiuterio funkcijos, tai yra elektroninis paštas, kuris šiuo metu nėra sukonfigūruotas, tai yra žinučių paslauga, muzikos grotuvas, garsumas yra tikrai pakankamai nemažas ir galite drąsiai mėgautis savo mėgiamą muziką. Nepaslaptis, kad planšetinis kompiuteriukas yra sukurtas ne vien tik atsigulus į lovą paskaityti žinias, bet ir skirtas žmonėms daug keliaujantiems. Į tai Samsungas labai atsižvelgė ir pakankamai neblogai išvystė dienotvarkės planavimo programą. Su priminimais, įvykiais ir visų kitų reikalingų funkcionalumų. Turime All-Share funkciją, kurios pagalba Samsungas planuoja ir žada apjungti visus jūsų buities įrenginius, visus mobilius įrenginius, planšetinius kompiuterius, Samsung telefonus, Samsung televizorius, nešiojamus kompiuterius belaidžių ryšių, kad jūs galėtumėte lengvai ir paprastai dalintis failais bei tiesiog savo nufilmuotą vaizdą mobiliuoju telefonu laisvai vienu klavišo paspaudimu transliuoti per jūsų plačiaekranį 50 colių televizorių. Šita funkcija, manau, tikrai bus naudinga ateityje, ypač tiems, kas naudojasi ir kas mėgsta Samsung produkciją. Jeigu palyginsime formos faktorių su artimiausiu Samsung konkurentu, tai be abejo būtų iPadas 2. Kaip matote, Samsungas daugiau yra, sakykime, vaidas, ištemptas, tačiau šiek tiek plonesnis. Puslapio naršymui, manau, tai yra tik tai pliusas. Patogumas, laikymas rankoje, kuris įrenginys jums patogesnis, spręsti jums. Pristatėme jums Samsung planšetinį kompiuterį Galaxy S2 P5100, kuris jau yra prekyboje ir galima laisvai įsigyti Lietuvoje. Ar šis kompiuteriukas taps rimtas konkurentas iPad 3 ar Asus TF300, spręsti jums.